Sveiki! Šiandien kalbėsime apie tai, kas slepiasi už termsheet pavadinimo. Termsheet arba ketinimų protokolas tai yra kiekvienų rimtų santykių su investuotojais pradžia. Skamba rimtai, bet nesijaudinkite. Viską paaiškinsiu paprastai. Aš esu Daiva Rakauskaitė, Aneli Capital steigėja ir partnerė, o per savo daugiau nei 30 metų patirtį investavimo srityje esu mačiusi daugybę termsheetų. Kai kurie jau buvo puikūs, kiti, sakykime, šiek tiek mažiau geri. Termsheet arba lietuviškai ketinimų protokolas yra kaip santykių tarp jūsų ir investuotojo užfiksavimas po keletos pažintinių pasimatymų. Tai dar ne vestuvės, bet tai jau labai rimtas žingsnis link jų. Jei investuotojas jums pasiūlė pasirašyti termsheet, jau laikykite, kad yra labai geras ženklas, kuris jūs priartins prie investicijos gavimo. Paprastai šiame protokole yra sutariamos esminės sąlygos, kaip investuotojas investuos į jūsų startuolį. Ir svarbu suprasti pradžioje, kad ketinimų protokolas tai nėra įpareigojantis dokumentas, paprastai notaras jo netvirtina, bet jis yra pagrindas tolimesnėms deryboms ir investavimo sutartims sudaryti. Tai tarsi preliminarus taip, bet dar galite persigalvoti. Tai suma, kurią investuotojas planuoja įnešti. Čia nėra jokios vietos mistikai, eurai yra skaičiuojami ir aprašomi tiksliai. Pavyzdžiui, jei jūsų startuolio vertė prieš investiciją arba investuotojų terminologiją tariant pre-money value yra 1 milijonas eurų, o investuotojas įneša 250 000 eurų, sutartyje užfiksuojama jūsų startuolio vertė po investicijos arba post-money value 1 milijonas 250 000 eurų. Čia paprastai kalbama apie tai, kokį instrumentą investuotojas gaus. Tai yra akcijas, konvertuojamą paskolą ar jų derinį. Aneli Capital praktikoje Baltijos šalyse paprastai įprasta pirma pasirašyti konvertuojamos paskolos sutartį, kurią suėjus sutartam terminui, dažniausiai tai yra kapitalo pritraukimo pabaigos data, startuolis konvertuoja į akcinį kapitalą. Šis instrumentas yra labai patogus įmonės atžvilgiu, jei kapitalo pritraukimo procesas vyksta pamažu, bei kai investuotojai investuoja kapitalą tik startuoliui įvykdžius sutartas išankstinės sąlygas. Tai yra, kasgi sėdės prie svarbių sprendimų stalo. Čia investuotojai dažniausiai nori turėti bent vieną savo atstovą ir jie šią sąlygą patys pasiūlo. Jei pritraukite keletą investuotojų, tuomet investuotojai tarpusavyje tariasi, kurių atstovus deleguoti į valdybą. Dažniausiai balsuoja kapitalo dydžiu. Tai yra, kuo daugiau investuoja, tuo didesnį svorį turi sprendimo priėmime. Drag along reiškia, kad jei investuotojai nusprendžia parduoti dalį savo akcijų, jūs taip pat turėtumėte parduoti dalį savo akcijų. Drag along reiškia, kad kai investuotojai parduoda savo akcijas, jūs irgi galite prisijungti prie tokio sandorio. Pavyzdžiui, investuotojai turėdami 30% akcijų paketą jūsų įmonėje sutarė su jumis, kad pasiekus tam tikrus rezultatus, akcininkai suformuos 51% akcijų paketą ir ieškos šio paketo pirkėjo. Drag along atveju, suradus pirkėją,
investuotojai ir jūs privaloma tvarka parduosite savo akcijas pirkėjui už sutartą kainą. Jei kuris nors akcininkas atsisakytų parduoti, tuomet jis privalėtų išpirkti visų kitų akcijas, tai yra 51% akcijų už pirkėjo pasiūlytą kainą. Tag-along atveju, jei bet kurie akcininkai sulaukia pirkėjo pasiūlymo, jie privalo visus likusius akcininkus apie tai informuoti ir jūs turite teisę prisijungti prie pardavėjo ar neprisijungti. Kitaip tariant, drag-along parduodame visi kartu, o tag-along, gal ir man vietos atsirastų kartu parduoti savo akcijas. Tai yra susitarimas, kokia tvarka bus dalinamos pajamos gautos už startuolio pardavimą, jeigu jos bus mažesnės nei investavimo metu sutarta įmonės vertė ar visų investuotojų investuota suma. Tai kaip investuotojo apsidraudimas. Kitaip tariant, sutariama, kas pirmas gauna pinigus, jei kas nors nepasiseka. Pavyzdžiui, po investicijos steigėjai turi 70% akcijų ir yra investavę 100 000 eurų, o investuotojai turi 30% akcijų ir yra investavę 3 milijonus eurų. Visi sutarė, kad pirma lėšas atgaus investuotojai ir tik po to steigėjai. Jei įmonė yra parduodama už 2 milijonus eurų, tai pirmieji proporcingai investuotai sumai pinigus atgaus investuotojai. Tai yra, jie atgaus 2/3 investuotos sumos, o steigėjai nieko neatgaus. Jei ta pati įmonė parduodama už 6 milijonus eurų, tuomet pirmieji visą investuotą sumą taip pat atgaus investuotojai, po to steigėjai ir likusi suma 2 900 000 eurų bus dalinama proporcingai daliai kapitale. Tai yra, steigėjai papildomai gaus 2 30 000 eurų, o investuotojai pasidalins 870 000 eurų. Tai iš viso steigėjai uždirbtų 2 130 000 eurų arba daugiau nei 20 kartų daugiau nei investavo, o investuotojai 3 870 000 eurų arba 29% grąžą. Kaip matote iš pavyzdžio, todėl akivaizdu, kad investuotojai siekdami suteikti steigėjams didesnį akcijų paketą ir kartu pasididinti savo grąžą gali siekti sutarti dėl X kartų daugiklio. Tai yra, jie pagal likvidavimo preferenciją pirmieji atgautų, pavyzdžiui, 1,5, 2 kartus ar daugiau kartų daugiau nei investavo ir tik tada būtų dalinamas likutis pagal akcijų dalis kapitale. Šiuo instrumentu investuotojai nori užsitikrinti sklandų pasitraukimą iš įmonės nesėkmės atveju. Dažniausiai tai yra susitarimas, kad steigėjai išpirktų investuotojų akcijas už 1 eurą, bet kuriuo metu investuotojams to paprašius. Kada tai įvyksta? Tai dažniausiai tai daroma prieš bankrotą. Toks susitarimas atlaisvintų investuotojus nuo tokio beprasmio, ilgai trunkančio dalyvavimo bankroto procese, o steigėjams tuomet būtų paprasčiau likviduoti bendrovę. Ir 8. Tai yra susitarimas dėl verslo, teisinio ir finansinio išsamaus patikrinimo termino ir žinoma atsakomybės investuoti atsisakymas arba ketinimo protokole sutartų sąlygų pakeitimas, jei išsamaus patikrinimo metu būtų nustatyta investuotojams nepriimtinų skylių. Pirma, dažniausia priežastis nesutariama dėl vertinimo. Jei jūsų startuolio vertė atrodo kaip nerealistiška kosminė raketa, o investuotojai mato vos skrendantį aitvarą, jie gali pasakyti ačiū ne. Kita priežastis – tai jums nepalankus išsamaus patikrinimo rezultatai. Jei startuolio dokumentuose aptinkama problemų, investuotojai gali persigalvoti.
Jei jums yra svarbu išvengti nemalonių netikėtumų ir sutaupyti šiek tiek laiko, mano patarimas – prieš pritraukdami investuotojus atlikite tokį neformalų teisinį patikrinimą. Tai yra pasamdykite teisininkus, kurie paprastai atlieka tokius patikrinimus akcijų pirkėjams, įmonių pirkėjams arba verslo konsultantus, jūsų kolegas verslininkus, kurie jau yra praėję šį procesą. Ir vadovaudamasi jų rekomendacijomis ištaisykite kritinės klaidas. Dažnai startuoliai, siekdami įtikti investuotojams, sutinka su sąlygomis, kurių vėliau negali užpildyti. Pavyzdžiui, nusistatote nepagristai optimistinius tikslus. Jei įsipareigojate pasiekti 10 milijonų eurų apyvartą per pirmus veiklos metus, būkite labai pasiruošę investuotojų klausimui, kaip jūs tai įgyvendinsite. Tai yra, jūsų atsakymas turi būti pagrįstas faktais ir realiu veiksmų planu. Antra, pro pirštus praleidžiate smulkius, bet labai svarbius sutarčių punktus. Pavyzdžiui, drag along teisė gali atrodyti nereikšminga, bet po to ji jums gali turėti labai didelės įtakos, jei investuotojai nuspręstų parduoti savo akcijų paketą. Ir trečia, skiriate per mažą dėmesį išsamaus patikrinimo procesui, kuris yra tai kaip auditas, tik dar rimčiau, nes yra tikrinamos sutartys, finansinės ataskaitos, verslo procesai ir panašiai. Investuotojai nori įsitikinti, ar nėra padaryta kokių nors nusižengimų verslo logikai, etikai ir įstatymams. Nes startuoliai dažnai neįvertina, kad investuotojai atliks labai detalią patikrą, todėl geriau pasiruošti iš anksto. Tai pasikartosiu, kad vienas geriausių būdų pasiruošti ketinimų protokolo daryboms turėti šalia patyrusių patarėjų. Jie padės suprasti teisinius niuansus, apsaugoti jūsų interesus ir išlaikyti derybų balansą. Investuotojai gerbia profesionaliai pasiruošusius komandos narius. Tai rodo, kad esate rimtai nusiteikę siekti sėkmės. Prieš kviesdami investuotojus atlikite teisinį patikrinimą, nes niekas nemėgsta netikėtumų. Antra, būkite pasiruošę aiškiai atsakyti į klausimus apie savo verslą ir jo vertę. Ir trečia, nusistatykite realistinius tikslus. Net jei tikite, kad jūsų produktas užkariaus pasaulį, investuotojai svarbiausia – faktai. Taigi, linkiu sėkmės derybose, kviečiu apsilankyti Aneli Capital svetainėje, kur sužinosite daugiau apie šią galimybę pritraukti investiciją. Dėkoju, kad žiūrėjote. Iki kito karto.